Šiandien esu žiauriai excited, dėl to, kad gavau tokią žiaurią kamerą, kurią bus žiauriai įdomu pritestuot. Ir kas svarbiausia, tai yra naktį. Žiūrėkit. Štai šitą kamerą. Wow, čia yra Hikvision 2T87G3. Trečios kartos Colorvų kamera. Trečio, kas yra neįtikėtina. Tai kokia ypatinga šitą kamerą? Tai yra, turi Colorvų trečios kartos, turi AcuSense trečios kartos, turi 2 mikrofonus, ne vieną, tai reiškia, garsas bus dar geresnis. Colorvų kameros pagrindinė esmė yra, tai yra filmavimas naktį, visiškai tamsoje. Jau antroje kartoje buvo neįtikėtina, kas šitoje kartoje bus, pamatysim. O AcuSense funkcija yra atpažinimas žmonių ir mašinų, kur tu gali ne tik tais, kad gauti pranešimą, bet dar ir įrašuose prasifiltruoti pagal tam tikrą žmogų ar tam tikrą mašiną. Tai nereikia eiti per visus įrašus ir tiesiog tu gali atsifiltruoti labai greitai, ką tau reikia. Ką dar turi šitą kamerą, tai yra aktyvi blykstė ir garsiakalbis. Tai pavyzdžiui, jeigu ateina kas nors į teritoriją ir reikia juos išvyti, tai tada pradeda mirksėti lempą ir pradeda skleisti garsą. Ką dabar mums reikia padaryti, tai yra ištestuoti kamerą. O kad ją ištestuoti, aš turiu kažkaip tai ją susimontuoti ant namo, laikinai, kad nesugadinčiau nieko. Taigi, varom, kažką sugalvosim. Varom. Aš pagalvojau, ką aš darysiu, paimsiu tokius 2 kabliukus ir gal pavyks už langą užkabinti ir kabinsiu plokštę prie tos plokštės kamerą. Nu, kažką tokio aš galvoju padaryti. Štai mes ir važiuojam. Tepa. Mano įsivaizduojami kabliukai. Varžtukai ir medis. Taigi, kaip ir žadėjau, varžtukai, mano kabliukai ir medis. Ką sukonstruokim? Kol kas, volia. Dabar žiūrim. Ar užties ant lango. Nu ir ką jūs savo galvojat? Ir. Taigi laukite sekančio video ir sužinosite, kaip jinai rodo. Galėsiu dar ir palyginti su ta, kuri apačioje kamera. Ten yra 1 kartos Colorvų kamera, o čia yra 3. Skirtumas bus tikriausiai žiaurus. Nu ką, laukiam vakaro.